žaidė Pipkinsas, nepaisant to, kad sezone... Ir pasižymėti jam nepavyksta ir koks geras Turnerio perdavimas. Paversas Saliko. Jis įrašo 3 taškus ir dar kartą išveda į priekį Kėdainius. Pipkinsas, kol kas tylus šiandieną. Čia jo metimas Podri. Žaidžia neužtikrintai kroatas, metimas netiklus Pipkinsas. Jau irgi ne pirmos jo rungtynės su pagrindinės komandos marškinė. Dar ir laiko liks. Pipkinsas. Kaip tobulai atsigauti Juventus. Bet lieka su jo prancūzas. Dabar klysta visgi Francisko Pipkinsas greit. Jonavos gretose vienintelis krepšininkas taip pat sužaidęs 18 rungtynių yra Adomas Sidarė. Ištaros antras jo blokas perduoda kamuolį Pipkinsui! Ekipos krepšininkas ir jau +4 turi šeimininkai. Susikuria dabar laisvės metimų į Pipkinsą. Geras jo perdavimas ir Vaštaras. Pasižymi iš toliečio Bolas Pipkinsas. Pipkinsas. Šiandien jis gelbėja savo komandą, susikuria laisvės nuo to. Ten irgi žengia vienas šalia toks. Ir tada tikrai nebūčiau pasakęs, kad Pelnytų taškų jau Deivianas Williamsonas. Dabar jį užaktavęs. Kapskytojam. Kadaise pasimetęs ir 5. Laukia tokio perdavimo Moses Wrightas. Jalen Pipkinsas. Žingsnelis į šoną. Nori kamulio po krepšių prie Sisko, bet Sisko gerai ėjo iš priekio. Pipkinsas! Daugiau negu minutė ir 15 sekundžių. Jalanas Pipkinsas žaidžia 1-1 prieš jį. Čia prie Pipkinso pulame. Pipkinsas bando eiti per kairę, ten kelių nėra. Pipkinsas iš šiuo atveju buvo 1 iš 10. O vėliau dabar jau Pilanas. Sukūrimą. Norvetas ieško, kam atiduot kamuolį. Pipkinsas. tikrai atrodo, kad smagų žaidėją pasirašė Kėdainiai. Pipkinso dar vienas vidutį, kad bent 10 turi būti metęs. Rytoj su Šiauliais žais Klaipėdos Neptūnas. Gaždų klaida, nors čia klysta ir Mikalauskas. Vėlgi, atrodo, Griciūnas ten turėjo tikrai nemažai erdvės leistis po krepšiu, laukia perdavimų. Muilo dabar jau išsikeičia prieš Pipkinsą. Rezultatas. Per 4 šio kėlinio minutės vos 2 taškus surinko Gargždai. Pipkinsas. Suklaidina Sidarė. Cedrikas Hendersonas iš Šiaulių bei Lukas Kreišmontas iš Jonavos. Panevėžio Lietkabelį. Nuo tada Neptūno pusfinalyje mes nematėme nė sykio. Ir Klaipėdos Neptūnui, atsiprašau, Utenos Juventusui suorganizuoti. Bet grįžkim, dabar čia į Gargždai 1-1 nugarą į krepšį. Pipkinsas. Iš gausybės rago Benjaminas Kraikas debiutuoja LKL čempionate. Čia dar vienas perimtas kamuolys. Figūra daug minučių žaidžia. Turėjo 25 ir 27 minučių. Ždams Pipkinsas likęs prieš Itaną Šeguvą. Vėl individualiais veiksmai. Pipkinsas prieš Kulome. Po driblingo iš vidutinio. Paliko areną jau anksčiau laiko, iš esmės visi dabar Gargždų fanai netgi atsistoja. Taip, ir atsistoja visi skankinės. Turėjo nesiniai ir pasirodymų 20 taškų prieš Kėdainius. Buvo kontekste sėkmingas sezonas renkant taškus, o čia taškus renka. Griciūnų ir tikrai nėra taip, kad, kaip ir sakai, kad žaidimas griūtų ar būtų, o čia... Oi. Kiek reiškia žaisti su žmogumi, kuris gali pataikyti